kada aš nekėjau su žmonėm, reikėjo paaiškinti žmonėm apie tai, aš radau tokį pavadinimą veislinės mintys. Vadinasi, yra ten tokios kelios veislinės mintys, kurios be sustojimo pas mus dauginasi. Žinot, kaip veislinės mintys. Vadinasi, jos tipo, aš nevykėlis, ten perfekcionistinės ten kokios nors mintys, viską reikia padaryti iki galo ir gerai ir teisingai. Arba laiku. Arba ten dar kažkokios. Va tos mintys, kurios jos pastoviai ten dauginasi. Jos ten kokios 8, 9, jos ir yra jūsų gyvenimo pamokos. Nes jos jūs ir kankina ten, jas reikia pagautas veislinės mintis. Nes yra tokios mintis, kurias taip tu pagavai, peržiūrėjai, patraukė ir jos negrįžta. O veislinės grįžta. Ir su jom reikia, žinot, kaip su virusu reikia gerai ten padirbėti įmonei sistemai, kad viską iškrapštytų. Va, ir kartais ten nueina ta veislinė mintis, jinai nueina į jūsų savęs identifikaciją, į santykių scenarius. Jinai kaip virusas kažkur ten gyvena, pagaunat? Ir mums reikia ją pagauti ir jie suabejoti, atlipti nuo jos ir tada suabejoti. Patraukti ir pamatyti gyvenimą be tos minties. Ir jūs nustepsit, kada jūs patrauksit veislinę mintį savo tam, jūs nežinosit, kaip galima be jos gyventi. Bet kaip gyventi be minties, kad su tavim kažkas negerai. Arba kaip gyventi be minties, kad vyras neteisus.